Sveiki, naują video ir šiame video mes, ką dabar mums daryti, aš galvau mymus pražiūrėti, bet mymų aš jokių neturiu kalviškų ir galvoju, gal reikia peržiūrėti, kaip seniau kalvė atrodo ir kaip dabar kalvės atrodo. Tai nežinau, čia viską filmuojam, OBS-ai filmuojasi čia, ir pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta. Tai pavyzdžiui, nainam, nežinau, į YouTube gal. Subscribinam Vytautą Kalvį, prenumeruojam, viską tokius gerus dalykus darom. Tai ką dabar įves mums reikia? Uiktų. Kvadrato turnyras, 3 dalis. Ui, tą reikės pažiūrėti, žinokit. Tas geras. Gal vėl ten tas mažiukas, ten toks, kur labai gerai varo, jisai gal vėl laimės. O Samoška yra praeitam, man atrodo, nebuvo praeitam. Gerai, ką čia įvedam 1900... Old Blacksmiths Workshop. Ir pažiūrėsim, kas čia bus, kaip čia bus. Kiek čia, kem 6. Nu, pažiūrim ten kažkokią senuką. Aišku, visų pirma, visiška netvarka. Žaizdras toks geras, priekalas, gręžtas senoviškas, bulgarketas. Čia biškiai jisai nesąmonę rodo ten. Nu, pasižiūrim, kaip senoviniai kalviai pagamindavo peilius. Senuose tuose. Bet tai kaip jisai čia sako, 800 metų kalvė, bet tai su naujoviškais įrankiais, nu nesąmonė, reikia da paieškoti. Nu, žiūrim Traditional Blacksmith Shop. Iš tikrųjų, kalvis viską seniau gamindavo, kol neatsirado revoliucija. Kas čia dar? Visokie kabliukai, pasagos. Ir jeigu jums kažko reikia, vytautaskalvis.com. Ai, čia su tais dumpliais pumpuoja, nu čia tikrai jau, kaip sakant, ant tas senovinė kalvė. Kaminas toks. Bet blemba gerai traukia, eina peklą. Priekalas didelis. Nu, iš tikrųjų, kas skyrėsi, tai tas, kad dabar naujoviškos, kas... Ai, ir matot, va čia va magnetais įsidėjęs, dar biškį pridursiu, magnetais čia įsidėjęs, tai kad garsą nuimt. Magnetas nuima iš tikrųjų garsą, kažkur aš ten, anglas kažkoks ten buvo uždėjęs, aš irgi sakau, užsidėsiu ir nuima garsą. Vėliau Vaidotas ten bandė, bet jisai ten nesąmonę darė, jisai ten garsiakalbio magnetą uždėjo, kur ten vapšė ne magnetas, galima sakyti, labai silpnas magnetas. Reikėjo jam kokį ten stipresnį užsidėti ir tada būtų tikrai nuimę, nes kažkaip jisai nuima, sugeria tą vibraciją, supranta to vibraciją, kas yra, į vibraciją yra garsas, kaip sakant, pavyzdžiui. Kaip čia pasakius, nu jo, vibracija garsas yra iš tikrųjų. Ir dabar, nu ką čia dar, ai, nu, kas dabar šiuolaikiniai nuo dabartiniai kalviai skyrėsi, tai tas, kad dabar yra visokie hidrauliniai kūjai, hidrauliniai ten tie presai ten ir dujiniai ten tie žaizdrai, nes dujiniai iš tikrųjų geriau, žinokit, nei kaip sakant, angliniai, nes dujiniai gali didelę dalį kaitinti ir gali kaitinti labai tolygiai, o ant anglinių tai tik vieną specifinį tokią dalį, kaip sakant, ir ant dujinių lengviau kalviškai suvyrinti, kodėl, nes pavyzdžiui, kai ant anglinių bandai kaitinti metalais, labiau oksiduojasi ten. Ir reikia ten kažkaip daugiau to borokso, ar kaip ten, nu žodžiu, aš labiau norėčiau dujinės. Dabar čia su angliniais taip varo. Va, žiūrėkit, čia kažkoks yra ratas.
akmuo, galas tikriausiai kažką. Ką dar čia galim pamatyti, kabliukai kažkokie S kabliukai, metalai, stalas medinis senas su tais skylėm. Ten kažkokie įrankiai viršui, kažkokios lik durų, kažkoks iškabinimai kažkaip. Ai, va čia kažkoks įdomus, palaš, netyčia čia. Skylė kažkokia, ai spaustuvai tie senoviški. Ką įsikals? Plaktukas medinis su kyvams išlygint. Plaktukai, bet jau naujoviški, matosi ten plaktukai ir ten dešiniai replės matosi. Kažkokios replės. Nu, žiūrim, čia D1 spaustuvai, kitas mažesnis priekalas tikriausiai mokiniui. Kibirai naujoviški, dumplės, tai čia žaidras, tai tikrai senoviškas. Ką dar skuduriukas, čia skuduriukas, nieka, kabliukai visokie pakabinti ant to. Ant stogo kažkokio ten karkaso ar ko čia. Ir kaip čia toks aukštas kažkoks atėjęs, blemba, va taip va tikriausiai filmuoja. Kaip jis čia toks aukštas kažkoks. Pala, plaktukus rodė. Pasižiūrim, ką gerą turi. Gerai, turi tuos, va tie kvadratiniai, yra lyginamieji plaktukai, tai tiesiog tai padedi, aš turiu iš tikrųjų tokį, bet labai mažiuką. Va toks va lyginamasis plaktukas, va taip padedi, palauk, metalą ir taip sukali ir taip tipo išlygini, bet aš nežinau, labai dar nenaudojau aš jo. Ką dar čia turim tokį ovalų plaktuką, tokius padaryti, dubymus gražius tokius. Dar kažkoks plaktukas. Čia kažkoks kaltas. Nu, turi jis čia prisikaupęs. Ką dar čia gero? O, prijuostė gera odinė. Dar plaktukų va čia ties skylėm, tikriausiai mušt. Va čia kirst metalui. O čia kažkokio ovalų tikriausiai padaryti metalo. Čia va tie apvalus, čia yra kirst skyliams. Man atrodo, nu aš taip sakyčiau. Oi, replių tai belekačiai jisai turi. Pažiūrim, kokių va čia replės irgi tokios apvaliems. Čia kvadratinėms. Irgi kažkoks apvalus kvadratinis, bet kitų kažkaip laikyt. Čia gali ir plokščią, va ten plokščią gali. Čia kažkoks įdomus, kam jisai skirtas toks. Kažkur buvau matęs ir kažkam naudoja, bet neprisimenu, kam jisai skirtas. Žodžiu, jisai turi čia įvairių replių. Tikrai čia, kaip sakant, nepasigės jisai. O iš tikrųjų, kaip sakant, ką geriausiai deginti, ne anglis geriausiai deginti, kad gerą kaitrą gautum, o koksą. Aišku, ne tą baltą koksą, o tą juodą koksą, kaip sakant. Koksas yra, kas koksas yra, pala. Koksas yra išdeginta anglis ir palikta tik vien tik, kaip sakant, ta anglis, visos ten tos sieros, visi tie šūdai išdeginti ir paliktas ten tas tiesiog. Ir labai gerai švariai dega. Spampuoja, blemba. Ką dar jisai čia gerą, nieko daugiau gerą neparodys, kaip kažką kalą ir tiek. Nu, pažiūrim dar, kad kažką rasim. Nu, pažiūrim tą 30 sekundžių, ką čia dar. Reikia nuotraukos. Dabar. Bytė. Fotkine, fotkine. Kam iš vis tie laikrodžiai skirti, aš nesuprantu. Telefoną turi ir viskas, kam tas laikrodis. O juk tu savo. Kažkokį ratas daro. Vien skala, kaip sakant, viens kūjis, o kitas tas kalvis. Čia ratą tokį padarė, blemba, eina pekant. Pasižiūrim The Work
Va tą pažiūrim. Čia kokybė, tai blemba, aš nesuprantu, seniau tokios blogos kokybės. A, jie nemokėdavo gerai filmuoti. Ai, ir va čia, kaip matom, man atrodo, va čia, kur tie sukasi, matot? Čia yra, sukasi vanduo ir generuoja, žodžiu, ten tas, nu, tą sukimą ir suka diržus ir būna, jie pajungia visokius ten tuos šveitimo tokias staklės, ten tokias, nu, tą akmenį pajungia, būna ir plaktukus pajungia, tai žiauri kietai. Ai, va, matot, va, to sukasi ir va čia plaktukas pamatysit. Va tą kelinėje, toj plaktuką pamatysit. Va, plaktukas, matot? Čia vandens jėga plaktukas jisai. Ačiū Dievui, atsirado visokie presai, visokie kūjybos sutaistintis. Aš nemanau, kad kažką gerą ten būtų. Ir va, matai, ten tokie eina, tokie medžiai ir taip tuk. Ir vandens jėga čia. O čia kažką, ką čia gamina? Čia gal anglis kokias gamina. Ai, ne, čia plieną tikriausiai gamina, man atrodo. Ar ne? Ne, čia tikriausiai anglis kažkokias gamina, medžio, tikriausiai anglis gamina. Jo, medžio anglis. Ką jisai sakė? Nusišneka, sako, stipresnė ugnis, geresnis anglis, geresnis plienas. Aš manau, čia nusišneka. O gal ir ne, oksiduojasi gal kažkaip kažkaip. Iš tikrųjų, medžio anglis geriau nei akmens anglis, bet akmens anglis pigiau daug pigiau. Ir va, tais vandens, žodžiu, tais tie plaktukai veikia visi ir šveitimo ten tokios staklės būna pajungtos. Va čia tai jau plieną pats pasigamina, man atrodo. Vanduo ten suka eina per ties. Ką čia gamina, pasaga kažkokia. Jo pasaga. O čia skylę muša, man atrodo. Arba tiesiog įmuša ten tuos įdubimus toks. O čia su lakštu kažką daro. Ai, va, dar pala. Va ten, va, matosi tas diržas sukasi. Va čia tas diržas sukasi, kažkas dar. Gal žinot kas čia? Tikriausiai orą, žodžiu, kad oras pasiduotų į ugnį, žodžiu, ventiliatorių prijungia prie vandens ten tos srovės. Ir kad, jo, aš taip manau, tikriausiai taip ir bus. Kad pūstų orą, kaip sakant, ventiliatorius nuo vandens jėgos. O čia bliūdą kažkokį gamina. Kinietiškai. Pala, ką sakė? Kažką apie. Čia vesyną gal užgrūdina kažkaip, nežinau net kas čia vyksta. Ant pirties kažkaip čia. Kažkokios tradicijos gal. Kaip seniau ten, aš kažkada pasakojau apie tas tradicijas, kaip žmonės grūdindavo metalus. Vieną istoriją toj prisiminsiu. Kažkurie, gal ten kiniečiai kažkokie ten sako, įkaitinti metalą iki leidžiančios saulės spalvos, tai raudonos, ir įkišti ir įdurti į vergo kūną, žodžiu. tą metalą karštą, vergo kūno jėga pereina į metalą ir taip metalas sustiprėjo. Nesąmonė. Čia jau čia tokie laikai, kur jau buvo ta revoliucija, man atrodo. O čia ką jie čia daro? Įdomi kažką. Kerta bėgį. Metalą nori perdirbti tikriausiai. Spėju. Aišku, sakiau.
The old rules, customs and habits are maintained. Our craft is still needed. Tais laikais dar reikėjo. Dabar tai, aišku, reikia, bet kaip sakant, galima ir be jų išgyventi. Dabar kai pramonė yra, vienu supresavimu padaro ir viskas. O čia irgi vėl pasaką daro. Šitas geras filmukas, turbūt gamba geras. Va, vandens jėga, matot kaip eina. Jie tikriausiai čia, kai nori, kad plaktukas pradėtų veikti, jie atidaro, žodžiu, ten tą, matėt, kažkaip ten sujudėjo, ten tas ir atsidaro. Ką čia gamina įdomu? Kažką tikrai gamina. Tas vienas mokinys tikriausiai ten kažką padėjinėja, tas tai jau profesionalas. Iš antakių sprendžia. Tas žiūri, sukasi nuo vandens, tas irgi ten padeda kažką ten. Įdomymą kažkokį padaro. Kažkas čia bus. O tas mokinys garantuotai. Jaunas labai. Lakštas kažkokius daro. This water of ours is good. It has a strange power. It cools the metal and adds strength to our steel. Sako, šis vanduo turi supergalių. Atvestina metalą ir jis sustiprina, bet čia kiekvienas vanduo. Pala, gal pagarsinsiu, per tą pasigarsins, bet aš noriu, kad... Ai, ne, čia visas garsas net. Ne, visas. O čia kažkokį kirstuką daro, kaupuką kažkokį. Taip grūdina. O čia sukasi, aišku, nuo vandens viskas. Va tie visi plaktukai nuo vandens. Anglis. We shall remain blacksmiths. While people ask for our pans and baking tins, our knives and our spades, we shall be here, near to the water, and to these fires close to our hammers. They demand our skills, call on our strength, yet they feed us. Life is hard, but is never dull. Sometimes a wheel is broken. Jo, iš tikrųjų, sako, kartais ratas sulūžta, bet kaip tu nesulūši, jeigu čia medis, supranta tai. Work must go on and on as the running water. Bet čia blemba kietai, čia iš tikrųjų jie dirbdavo, eina peklan. Su tokiais plaktukais turėtant reikia tų visokių tokios dirbtuvės. Vėl pasagą gamina. Kelintą kartą mes čia matom. Bet čia jau kažkokios gal kitos dirbtuvės ar kas čia. Čia tos pačios. Ai, tos pačios. Kietai lemba iš tikrųjų nuo vandens taip veikia. Užtvanką pasistatė kažkokią čia tipo, kad tikriausiai gerai varytų. Kaip bebrui. Čia bebrų darbas. O, va, kažkokias ketuvės va pagamina. Ant arklę užvarą, pasveria. Senosios svarstyklės. Vytautas žino, kaip atrodo. Čia kažkokie dangčiai. Filmas tai pasibaigs.
Dėmesys Head and Shoulders. Pasižiūrim mokinių filmuką. 40 kem 9. Visas garsas. Metalo. Jau, kaip sakant, jau buvo daug metalo, nes pramonė. Jau matos, kad apvalų. Iš tikrųjų, seniau labai apvalus sunkiai būdavo padaryti kalvį, kai nebuvo tos pramonės. Įsivaizduokit, kaip padaryti. Užvarai, suapvalini, tada kalviškai suvyrinti, o dabar suapvalini ir su lazeriu suvyrini. Čia va toks, čia plemba naujoviškai, pažiūrėkit, čia toks koks. Va irgi nuo vandens, va matosi, va čia tas diržas, va matot, sukasi, ne? Ir tas taip jaunas, man atrodo, ar ne? Aš taip galvoju, čia irgi nuo vandens bus viskas. Taip įdomi veikia čia toks. Ne bulgarkė, kaip sakant, bulgarkės dar nebūdavo tikriausiai. Nuo vandens įdomu, ar ne? Kažkoks jo, nuo vandens, va čia viršų eina tas, man atrodo. Bet be garso. Tai aš pakomentuosiu. Kalvis dabar įsideda metalą į ugnį, pajungia orą. Žiedžarbas tik iš šonus, įkaitina metalą. Turėjo dar kūjį. Eik, tu čia žinot koks? Čia yra garų kūjis. Žinot, kai veikia traukiniai nuo garų, ne? Ten tie traukiniai, žodžiu, tai... Ir čia taip pat tas kūjis veikia. Vienas youtuberis buvo atrestauravęs ir turi tokį. Čia tas, čia tas yra, eina pekna pikėt. Čia garų kūjis. Garinis toks, kaip sakant, vandens. Kaip traukinys, va čia skylę muša, dydina, iš tikrųjų jau pramuštą mačiau. Čia kažką ploja, tikriausiai nori suploti. Kažkokį kablį darys, tikriausiai kokį laivynę kokį. Nu, žodžiu, kablį darys garantuotai, čia tokia su grandinėm tikriausiai čia bus toks kablys. Jo, čia kablys bus. Vienas, kaip sakant, kūjis. Sakiau? Ką aš sakiau? Su grandinėm. Ir dar prie jūros, ar ne? Ne? Sakyk, kad prie jūros. Ai, ne, prie jūros. Aš galvau, kad va čia vanduo bus. Bet čia ne vanduo. Pala, pasižiūrim, kur kelia. A, niekur nekelia. Nu, žodžiu. Ir dabar pasižiūrim naujoviškas kalvės, jeigu čia bus YouTube'ai. New Blacksmith Workshop. Dabar yra visokie suvirinimo aparatai, švietimas, staklės, elektra, viską pakeitė. Seniau būdavo vanduo kaip energija, o dabar elektra. Čia nebus labai čia tokių gerų video, kaip sakant. Pasižiūrim. Šitą gal kažkas gerą jisai pasakys. Prestai visokie. Gręžtai.
that lots of people would have seen in our old films for about 10 years. And we just we outgrew it really. And the building was starting to get a few leaks and wasn't got enough space for us. And then we had an opportunity to move to Va su dujom tas žaizdras. where we are now, which is amazing. Kūjinis tas plaktukas toks. And we've moved into like a 4,000 Čia toks spaustuvas toks rankinis. X-Cheese Factory. Kirvis gamina, matai. Plemba kokie gražus kirviai iš tikrųjų. O čia kažkai toks gražinimas. And so now we've got three sort of very distinct areas inside the forge. Come into the main forge area. Du žaizdrai, kol iron presas, dujų balionas, spaustuvai visokie, replės, nu žodžiu, moderniai čia viskas. Suvinimo aparatas. Bulgarkė blemba. Iš tikrųjų, parašykit komentarus, koks jums geriausias įrankis jūsų darbe, jeigu kažką jūs ten darot. Man tai, nežinau, man tai arba švietimo stakles, arba bulgarkė. Arba suvinimo aparatas. Aš labiausiai, nežinau, man bulgarkė labiausiai. Vaikas kažkoks dirba. But to give us a lot more space to increase production, but without spoiling any of the quality, without kind of trying to mechanize things too much. It's going to take about 2 years to get the workshop how we wanted it. New pan in a way that we launched. O, čia žiūrėk, gamina net keptuvės, bamba. Just happened to work out like that, which was quite nice. So what is happening now in the forge? Arba gal negamina, čia tikriausiai to bliūdo negamina, tik rankeną pagamina. Nes jeigu bliūdą pagamintų, tai čia dar geriau būtų. In principle, we're sort of doing the same things that we've been doing for the last 10 or 12 years. But we've shifted the focus on the pan collection. A lot of focus ne, gal ir gamina palatas. really getting the best quality product we can. We're not mass producing, we are still making small batches. But with the space that we've got, it's enabled us to just be a little bit more... Gal ir gamina ten tą tokį. I've got a passion for passions of... We're really 15 years till... Nu žodžiu, tai va, tokelės senas, parašykit komentarus, koks įrankis geriausias jums ir ką dar ir kuris geriau, kokios geresnės dirbtuvės, naujos ar senos. Man tai naujos, nes senos sunku su senom dirbtuvėm būtų. Ir jeigu patiko šis video, spaudžiam like, jeigu nepatiko, spaudžiam subscribe, follow ir susitiksime kitame video.